kaimėti! Ką tu kaimiečių vadini? Gerai, gerai. Kas tau nepjauk grybą? Ramiai. Aš nepykstu. Šitą prikolą irgi pamačiau tik tokia, žiūrėk. Žirklės ir jos visiškai nekirpa. Noriu perpjauti plėvelę ir jos nifiga man nekirpa. Tai kągi aš mačiau, ką daro platusis internetas. Pasiema stiklinę, o aš šiuo atveju pasiimsiu sloviką. Nu tai dernėlis, eik tenach. Ir tiesiog imi. Ir va tai va stiklinės kraštus karpai. Bet aš negalasiu su stiklu, aš pabala... Petrai, kas čia dabar berbardakas? Viešpatie Dieve. Aš pabandysiu pagalast su dilde. Durnelį paaiškink. Sakysi, durnas visai senis nupezė. Tau kažkas su galva negerai, tai kreipkis pas gydytoją, pas psichiatrą. Imam briauną, kur yra aštri. Ir karpam ją. Jokių problemų nėra. Batsiuvys, bats. Eik to nachai. Petrai, trauk mikrofoną! Ką čia sudainuot, ką čia sugalvoti. Всё, galandinimas baigtas. Nesąmonės. Paimam tą pačią plėvelę ir pabandom. Nichuja nekirpa. Nichuja nekirpa. Vadinasi, per mažai pagalandau. Pat. Imu ir dar kartą. Skrupulingai reikia. Bats. Kerpa gerai. Celofaną. Su plaukais. Karočią. Eik to načią. Nevarkit. Išmeti šitą šūdą ir nusipirki už 3 ar 2 eurus naują. O, 2 eurus sumokėjai. Ir turi naują. A ką čia ką, visi rodo kaip pagalast. To labiau senas žirklės, kurios jau rakom stovi, išsiskėtusios. Nafik, metat ir nekreipėt. Nesukat savo galvos. Netaupykit, hebra. Pizda. Štuoj liksiu be šaibų, tu iš vis. Netaupykit, va, pažiūrėk, naujos kaip gražiai kerpa, matai? Kiekvieną šudelį nuvaro. Op. Blėt, va, reikės viską susitvarkyt. Kušplaukį, kaip čia privariau. Tai pizdės.